Sveiki, tai tokia tema. Žodžiu, apie tai, kaip mes galim geriau jaustis bet kokioje gyvenimo situacijoje, visiškai bet kada, netgi žinant, kad mūsų ateinančios dienos kažkokios bus sudėtingos, mes nenorim kažkur važiuoti, nenorim kažko daryti, arba kaip tik norim, bet galbūt tose dienose bus kažkokių įvykių, kurių nenorim ir panašiai. Tai yra toks vienas dalykas mūsų minčių valdymo šitoj visoj filosofijai ir treninguose, mokymuose, treniruotėse. Žodžiu, stengtis kuo dažniau būti konkretume. Kitaip sakant, veiksme. Kitaip sakant, ne overthinking, tai reiškia neturėti perteklinio mąstymo. Kuo mažiau perteklinio mąstymo. Kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, visada, kada galite, stengtis vengti perteklinio mąstymo. Kaip tai vyksta? Atsikeliat ir realiai viskas aišku, ką reikia daryti, ne? Kiekvieną dieną atsikėlus. Reikia eiti pasiruošti dieną. Nusiprausti, taip ir taip. Bet esmė ta, kas vyksta tarpuose. Mes prabundam ir ką mes darom. Ir jeigu mes tenais, ten negalim atsikelti, ten dar kažkas vyksta tokie visokie kovojimai su savim, mintis, kas čia bus šiandien dieną, ar aš teisingus sprendimus padariau. Žodžiu, mes pradedam overthinking, ne? Iki to momento, kai einam jau pasiruošti dienai praustis. Gerai, nusiprausim, kas toliau? Ir jeigu mes visuose šituose tarpuose, tarp veiksmų turim kažkokį neapibrėžtą veikimą, kažkokie, gal tą veiksiu, gal aną, gal trečią, gal ketvirtą, mes tada nesam veiksme ir nesam tėkmėj, galim sakyti. Nes tėkmė yra tada, kai kyla mintis ir aš einu ir darau. O jeigu man kyla mintis ir už jos 30 kitų minčių apie tą pačią mintį ir mes pradedam svarstyti, ar čia gerai, ar čia blogai, o gal rytoj, gal poryt, ir po to jau ta mintis atėjo, mes neapsisprendėm, atėjo dar kita mintis, ten irgi 30 visokių variantų iškilo ir dar kita. Tai čia yra gyvenimo stagnacija ir čia yra kančia, iš tikrųjų. Čia yra dėl to kančia, kad mes tada mažai patirim ir daug mąstom. Ir mąstymas iš tikrųjų kelia mums skausmą. Kodėl? Nes jisai paliečia labai daug tokių skaudžių vietų tada, kai mes nenusprendžiam visgi, ką daryti. Galvojam, nenusprendėm ir kažkuria prasme dėl to nusiviliam savim, kad nenusprendėm, nenuvažiavom ten, kur norėjom, nenuėjom ten, kur norėjom, iš karto sunkumo jausmas toks ateina. Ne? Ir tai pradeda sietis su mūsų overthinkingu, tas sunkumo jausmas. Tai reiškia, mums tada kažkokie nauji iššūkiai, nauji pasiūlymai jau automatiškai kelia neigiamas, kažkuria prasme pasąmonė kelia neigiamas emocijas ir jausmus, nes mes žinom, kad jeigu pradėsime overthinkint, bus iškart automatiškai kančia. Jeigu kuo daugiau turim tokį įprotį overthinkint, tuo labiau pasąmoningai mes jaučiam, kad tai bus. Kaip iš to išsivaduoti? Kuo dažniau dienoje stengtis būti konkretume ir apsisprendime. Reiškia, gerai, reikia tą padaryti. Negalvoju, čia bus blogai, gerai, ar galbūt geriau kažką kitą. Ne, einu darau. Reiškia, kuo mažiau sutrumpinti mąstymo tarpus apie veiksmą ir kuo daugiau veikti. Kuo daugiau būti veiksme. Nes kai prasideda veiksmas, mūsų ta energija, tarsi, kurią mes turim kiekvieną dieną sukaupta, jinai pradeda tekėti. Kai mes overthinkinam, jinai suka ratus. Jinai suka ratus mūsų mąstyme ir įsivaizduokit, jeigu mes priimam neigiamą sprendimą kažko nedaryti. Jinai visiškai nežino, kur dėtis. Ir tada pradeda, vėl skatinti kitas mintis. Ir mes vėl nepadarom sprendimų. Jinai vėl nežino, kur dėtis. Ir čia tarsi pradeda kunkuliuoti, tenai toks ta energija pradeda vienoje vietoje tiesiog kunkuliuoti ir deginti mus, sakykim taip. Ir
mes tai jaučiam labai neigiamai. Ir čia yra dažnai va tas toksai, šito dalyko pasiekmes dažnai ir būna tokios, kad žmogus tampa toks neveiksnus, nebegali atlikti sklandžiai veiksmų ir gyventi tokioj tėkmėj, gyventi laisvume. Nes tas laisvumas reikalauja žymiai daugiau veiksmo ir tėkmės, nei jo gyvenime yra. Nes jo gyvenime yra perdėtas galvojimas, perdėtas mąstymas. Ta energija kunkuliuoja galvoj ir tai, kad ten kunkuliuoja, tai automatiškai reiškia, kad jinai kunkuliuoja su minuso ženklu. Neigiamos mintis ten yra. Kodėl? Nes jeigu mintis yra teigiamos, nėra prasmės šovus vienai idėjai, 30 minčių apie ją turėti, nes tos 30 minčių jos dažniausiai apie tai, kodėl tai gali nepasiekti, o gal yra kažkas kito, o gal nenoriu, gal kažkas nutiks. Tai automatiškai, nes jeigu viskas labai pozityviai po žmogus pasitikė, jam tikrai yra pakili nuotaika, šovus tai pirmai minčiai, jis eis ir darys. Viskas. Tai šitas momentas labai svarbus. Aišku, galima dabar sakyti, ką, čia dabar apie nieką negalvosim, o taip visada viską ir darysim iškart spontaniškai. Nebūtinai. Yra labai svarbu, aišku, jeigu kažkokia tema sudėtingesnė, tada, kai mes skiriam kažkokį konkretų laiko tarpą jos apmąstymui ir planavimui, tai yra tobula. Ir tada viskas yra gerai, mums nekyla kažkokių blogų jausmų, nes mes irgi darom veiksmą. Mes, tarkim, nusprendėm valandą laiko galvoti apie kažką, net jeigu eidami pasivaikščioti galvoti apie kažką, ir mes turim apibrėžtumą. Reiškia, valandą laiko aš apie tai galvosiu, aš paskiriau šitą dalyką. Aš pradėjau valdyti šitą laiką, pradėjau valdyti savo mąstymo procesą, pradėjau valdyti savo gyvenimą, nes valandą laiko aš eisiu ir galvosiu, po to galbūt padarysiu valandą pertrauką ir vėl valandą laiko eisiu galvosiu. Viskas ok, nes čia yra jūsų sprendimas. Ir šitaip yra statomas toks pasitikėjimas savim ir ta kontrolė tų dalykų, kuriuos reikia kontroliuoti gyvenime. Nes kartais čia atrodo ta kontrolė kažkoks negatyvus žodis. Jis negatyvus tada, kai tai yra kažkokia įtampa, stresas ir visa kita. Bet tada, kai tu tiesiog kontroliuoji savo kojas, kontroliuoji savo rankas, ar čia yra negatyvu, tai kontroliuoti savo laiką ir kontroliuoti savo protą yra lygiai taip pat pozityvu. Tai ar mes mokam tai daryti? Ir kitas dalykas, ar tikrai pastebim, kokias emocijas sukelia tas overthinkinimas, perdėtas galvojimas. Ir jeigu mes pradėtume sekti šitą momentą ir lyginti su tuo, kas būna, kai aš tiesiog veikiu negalvodamas, neliktų jokių abejonių, ką rinktis. Visiškai neliktų jokių abejonių. Tai galim tą ir pabandyti, tiesiog pasitreniruoti. Tai reiškia, kiekvieną dieną stengtis, paklausti savęs, ar aš čia dabar konkretus esu, ar aš čia pradedu kažką overthinking. Ir tas veiklas tiesiog žiūrėti, kad, kuo mažiau būtų tokių veiklų, kur kažkoks neaiškumas, kažkaip nei man patinka ta veikla, nei nepatinka, bet aš neapsisprendęs, dėl to ją darau, po to nusivylęs ir taip toliau. Taip neturi būti, nes tai vėl skatina įlindimą į mąstymą. Reiškia, man nepatiko, bet aš vis tiek darau ir nieko nenoriu keisti ir tada aš vis galvoju, o gal norėčiau to, bet ne, gal nepavyks. Suprantat, išsivaduoti iš šitų dalykų. Bet išsivaduoti galim per labai paprastus dalykus. Čia nereikia žygdarbių daryti. Čia reikia tiesiog mažiau mąstyti ir stengtis. Jeigu, tarkim, jums kyla idėja ir jums reikėjo 30 minčių būtinai turėti, kad ją pradėti įgyvendinti, aš kalbu apie labai paprastas idėjas, nueiti į teatrą. Tai stengtis bent sumažinti per pusę. Tai reiškia, tebūnė 15 sauleiskit minčių. Tai reiškia, 5 minutės sauleiskit ramiai atsisėsti pamastyti ir pradėkit tiesiog struktūrizuoti šitą dalyką. Gerai, aš galbūt noriu to. Sėsiu, 10 minučių pagalvosiu, padarysiu išvadas. Nebegrįšiu prie tos temos. Viskas. Ir mes kaip pradedam taip uždarinėti, prasideda toks tvarkos įvedimas.
Ir tas tvarkos įvedimas, jis įneša aiškumo. Tada mes žinom vis labiau, ko mes norim, kaip mes norim ir daug labiau leidžiam savo veikti, labiau pažįstam tos šablonus, kuriuos praleidę per save mes nusprendžiam taip arba ne. Nu, tai tampa jau automatika. Gerąja prasme automatika, nes nereikia vidury veiksmo pradėti mąstyti. Mes tiesiog veikiam, ne? Dabar įsivaizduoju, kad jūs žaidžiat kažkokį žaidimą, kur reikia greičio ir dabar jums čia pradėti staigiai reikia daug mąstyti. Nebeišeina. Nes mąstymas turėtų būti atskirtas nuo veiksmo. Kai mes apmąstėm, viskas, mes pradedam veikti ir nebemąstėm. Labai minimaliai. Tai nežinau, kiek man pavyko tai išaiškinti, galbūt galit atsiliepimuose palikti komentarą, užduoti klausimus ir apskritai pasakyti, ar čia ta tema kažkiek rezonuoja, ar jinai yra įdomi ir tada galima būtų pratęsti. Iki.